Braškutės pyragaitės, uogelių nuotykiai. Trys, du, vienas. Pasilenkti. Obuolių tyrė. Per daug gabaliukų. Reikia dar pertrinti. Norit paragauti? Paragausiu, tik pirmą surišiu kaspinėlį. Kas galėtų atpainioti? Atpainiočiau, bet aš pati aplipus popieriumi. Tai bus pati geriausia pirmoji šalna, o čia mano dovanų popierius. Atleiskit, mergaitės, nenorėjau trukdyti jūsų pasibuvimo. Tai yra dovanų pakavimo? Neišeikit, ponia Vikšraitė, užeikit. Mes kaip tik gaminom dovanų popierių, o man dar reikia sutrinti obuolių tyrę. Gaila, kad neturiu geresnio trintuvo. Gal paragausit, ponia Vikšraitė? Ačiū, ne. Nemėgstu obuolių tyrės. Atėjau puodelio. Arbatos. Prašom. Ačiū. Tobulas skonis. Pastebėjau, kad visame miestelėje kažkoks sujudimas. Gal tu žinai, kam visi ruošiasi? Jis nežino? Juk tai pirmoji šalna. Pirmoji šalna, nesu girdėjęs. Ar čia kaip antra porcija? Ką tave kur keksas? Visai pamiršau, jūsų miestelėje dar neilgai, todėl nežinojot apie pirmąją šalną. Jan, tai pirmoji šalna. Tai didžiausia diena metuose. Na, astronomiškai tai trumpiausia diena metuose, nes saulė pakyla labai vėlai, o nusileidžia labai anksti. Bet ateina žiema ir kaip ir sakei, kai ateina žiema, nuimamas spinduogių derlius, visi pasigamina uogų žibintus ir dalyvauja spinduogių baliuje. Tai pirmasis artėjančio žiemos ženklas, tokia tradicija. Ir jūs keičiatės dovanomis? Tik tarp mūsų mergaičių. Tiek uoginukai, tiek kamanės turi savo tradicijas. Keistis dovanomis – mūsų tradicija. Slaptomis dovanomis. Kiekviena išsitraukia po vardą ir slapta įteikia tam žmogui dovaną. Svarbiausia išlikti nepastebėtam. Pernai gavau geltoną antklodę su rožiniais piešiniais, o šilgą šaliką su blizgučiais. Blauzdinė šokiam šaltą dieną. Šachmatus su molinėmis figūrėlėmis. Išlankstomas kopėteles. Laukiu, nesulaukiu. Kažin ką gausiu šiemet. Skamba šauniai. Regis ponas Vikšraitis jaučiasi atsiskyręs. Gal pasiūlykim jam prisijungti? Puiki mintis. Pasiūlykim. Pone Vikšraitė, gal norėtumėt prisijungti prie mūsų tradicijos? Kad nežinau, jums nebūtina. Prašau, pone Vikšraitė, sutikit, mums būtų smagu apsikeisti su jumis dovanomis. Tada man būtų didelė garbė. Puiku, tik paprašysiu paslaugos. Ar paskolinsit savo skrybelę? Savo skrybelę? Gerai, visi sumeskite savo vardus. Ir jūs, ponia Vikšraitė.
Kaip smagu. Vardai skrybeliai sukasi ratu, kas ką ištrauks, išliks paslaptis. Įdomu, ką ištraukiau. Ir man. Ir man. Jūsų eilė, ponia Vikšraitė. Citrinukė, jai tikrai patiks. 1001 būdas dėlioti knygas. Tai bus pati geriausia pirmosios šalnos dovana. Visas skyrius apie tai, kaip dėlioti knygas vertikaliai. 10 skyrių, kaip perdėlioti knygas, kai jos iškrenta iš lentynos. Ne. Turiu padovanoti citrinukiai. Tai jos dovana. Kad tik nepamatytų, kad tik nepamatytų. Girdėjai? Ne? Regis kažką išgirdau? Sveiki. Oho, kokia didelė pirmosios šalnos dovana. Ateik pas citrinukę. Nekantrauju pamatyti savo dovaną. Nors nieko nėra geriau už mano dovaną citrinukiai. Kažin kas viduje. Knyga. Apie tai, kaip dėlioti knygas? 72 skyrius, didelės ir mažos knygos vienoje lentynoje. Viskas įmanoma. O ką aš su ja veiksiu? Bet tai didžiausia mano gauta dovana. Jau žinau, tai tobula dovana, kurią galėsiu padovanoti Slivutei. Jai tikrai patiks. Visą dieną laužiau galvą, ką padovanoti ponui Vikšraičiui. Kokia dovana jį tikrai pradžiugintų. Ačiū, pupsiuk. Ir tada sugalvojau, prie įėjimo į kroketo klubą jam tiktų gėlė. Ir jau žinau, kokia. Vos nepamiršau virvės. Oho, tai pati gigantiškiausia pirmosios šalnos dovana, kokią esu mačiusi. Žinojau, kad tai puikiai dovana Slivutei. Puiku. Knyga. 137 skyrius. Kaip išdėlioti enciklopedijas. Viskas, ką reikia žinoti nuo A iki Z. Gal ir ne pati geriausia dovana, kurią esu gavusi per pirmąją šalną. Jau žinau, apelsiukė mėgsta dėlioti daiktus. Esu tikra, kad jai patiks. O taip, panelė Džeidė, jau darosi šaltoka. Namie turiu šiltą kepurę. Jei norit, galiu paskolint. Sveiki. O, labutis. Argi tu ne pati didžiausia pirmosios šalnos dovana? Įsikabinti ir kopti. Įsikabinti ir kopti.
Here it is. Jau matau. Mr. Ponas Vikšraitis bus sužavėtas savo dovana. And I'm gonna get it. Įteiksiu jam gėlę, bet kokią kainą. No matter what. Ta-da! Raspberry. Na štai, avietėliai tikrai patiks. This big. She could use Galės ant jos pasidėti kojas, kai siūs suknelę. her to hide her. Arba paslėpti už jos savo šaldytuvą. I did it. Man pavyko. Ponas Vikšraitis labai tave mylės, mažoji gėlelė. Oh, muffin crumb. Kinrožė visada kutena man nosį. Always makes my nose itch. Okay, Gerai, nuleiskit. Blueberry. Mėlynukė netverš džiaugsmu gavusi tokią didelę knygą. Ji mėgsta knygas. She loves books. Oh, hey, thanks. Ačiū, draugužiai. I wonder. Kažin kas atėjo. Hello? Sveiki. Ar čia kas yra? Out there? Wow! Oho, tai pati didžiausia ir nuostabiausia pirmosios šalnos dovana. First frost gift I've ever seen. Just what I always. Aš visada jos norėjau. Oh, look at this. Kiek visko daug. And this. Ir čia Oh, cross-reference. knygų dėliojamas pagal išleidimo datą. That. Ir kas taip gerai sugalvojo? Wait a second. Pala, This is the book I. tai knyga, kurią padovanojau citrinukiai. Tai jai nepatiko? Bet kaip jie atsidūrė pas mane? Aš viską įsiaiškinsiu. Slaptai ar neslaptai? Gift. So, lemon. Tai kaip tavo pirmoji šalna? Frost, huh? It was as. Tokia pat smagi kaip ir pati pirmoji. Very thirsty as a matter. Tiesą sakant, pati pačiausia. Oh, I've already given. Yes, I O did. dovanos? Frost thing in the morning. Aš jau padovanojau iš pat ryto, tikrai? Wow. Well, O aš dar ne. I haven't given my. Aš dar nieko nedovanojau. So you could. Vadinasi, gali pasakyti, ką gavai, nes tu jau gavai dovaną, o aš dar niekam nedovanojau. Ką? What? Ką? What? Ką? I said that I got it. Sakau, kad gavau didelę dovaną, bet ji man netiko, nes neturiu salone kur laikyti, todėl perdovanojau Slivutei, pas kurią studijoje daugiau vietos. Slivutei? Kur eini? Dar neišploviau galvos. Very good. And Šaunuolė. Ir 1, 2, 3, 1, 2, 3, sukamės 2, 3, sukamės 2, 3. so 2, 3, Tai 2, 3 ar 2, 3. Gavai slaptą dovaną 2, 3. 3. Well, 2, Na, 2, 3, šiaip 2, 3. Aš jos nebeturiu. 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3, ką? 2, 3. Pamaniau, kad tokia dovana labiau tiktų tai, kuriai dovanoju aš. Since she's Nes ji mėgsta dėlioti. stuff. 2, 3. Oh no. O ne, I gave it išplepėjau. Now you Dabar žinai, kam dovanoju. is. You mean orange Apelsiukiai? sorting? Nes ji mėgsta dėlioti? Don't worry. Nesijaudink, niekam nesakysiu. Kur eini? Mes dar nebaigė mokytis fokstroto. Oh, it was tense, I'm telling you. Patikėk, reikėjo labai pasistengti. Prabėgau pro kavinę, pasislėpiau krūmuose, slapta prasliūkinau pro pavėsinę, Hid under the bridge. tada pasislėpiau po tiltu ir tyliai atėjau iki durų. He ever saw. Niekas manęs nepastebėjo. Tada atsargiai padėjau dovaną, pasibeldžiau ir pabėgau. O ką padovanojai? Well, it was Tokį dalyką, my gift. ant kurio ji galės pasidėti koją siūdame. Oops. Oi, Oh, netyčia išpliurpiau, kam dovanojau. I don't have a Aš vis tiek nesupratau. Man jau metas. Iki. Wait a minute. Pala. So raspberry. Avietėlė gavo knygą iš apelsiukės, kuri ją gavo iš slivutės. Slivutė iš citrinukės, o citrinukė ją gavo iš manęs. Tai kas man ją perdovanojo? Avietėlė ar braškutė, o gal ponas Vikšraitis? Oh, I forgot. Visai apie jį pamiršau. This is very. Kodėl viskas taip sudėtinga? Negaliu patikėti, kad ne vienai nepatiko mano dovana. Man tai patiko. Strawberry. Braškutė, Oh. Achoo. Don't look. nežiūrėk. Oh, I'm so Atleisk, braškutė, išsidaviau savo tavo paslaptį. Don't worry. Nieko tokio. Vis tiek dovanosiu ne tau, o ponui Vikšraičiui. Strawberry. I bet. Bet nuo kinrožės tu čiaudi. I know. Žinau, But it's not. bet dovana ne man. Mr. Lam. Ponas Vikšraitis jau seniai norėjo gėlės prie įėjimo į kroketo klubą, tai pamaniau, kad tai bus ideali dovana.
Kokia tu rūpestinga. Kas nutiko, Mėlynukė? Atrodai nusiminus. Gal netyčia gavai didelę knygą, kuri tau baisiai nepatiko? Kaip tai? Niekam nepatiko mano dovana. Nupirkau knygą apie tai, kaip dėlioti knygas. Man ji labai patiko, tai aš ir padovanojau citrinukiai. Įpakavau geltoną popierių, perišau geltonų kaspinėliu, tada gavau tą pačią knygą iš avietėlės. Mėlynam popieriui su mėlynu kaspinėliu. Nebent man ją perdovanojo ponas Vikšraitis. Bet esmė ta, kad ji niekam nepatiko. Užjaučiu, Mėlynukė, knyga puikiai dovana. Ir aš taip maniau. Bet jei knyga citrinukiai, tai gal reiktų dovanoti tokią, kokią patiktų jai. Tarkim, apie tapimą akvarele arba odos priežiūrą, juk žinai, kad jai tai įdomu. Na, tu teisi, Braškute. Aš galvojau apie tai, kas patiktų man, o ne citrinukiai. Ne pats gražiausias mano poelgis. Jau žinau, kokia knyga patiktų citrinukiai. Einu supakuosiu ir jai padovanosiu. Džiugu, kad viskas įsisprendė. Ir aš nunešiu savo dovaną ponui Vikšraičiui. Ir kuo greičiau. Labas, Mėlynukė. Grįžai išsiplauti galvą? Ne, citrinukė. Žinau, kad tai turėtų būti paslaptis, bet norėjau įteikti tau asmeniškai ir paaiškinti, kodėl. Kokia proga? Pirmosios šalnos. Bet aš jau gavau savo dovaną, žinau, ji buvo nuo manęs. Bet aš padovanojau tai, ko norėčiau pati, o ne tai, kas patiktų tau. Manau, kad ši dovana tau patiks labiau. Ak, Mėlynukė, garbanų ir pintų plaukų vadovas. Aš visada jo norėjau. Tai pati geriausia pirmosios šalnos dovana. Kas? Ką tik supratau, kad mano dovana Slivutei taip pat nebuvo gera. Įteikiau jai tavo dovanotą knygą, žinau. Atleisk, Slivute. Pala. Jau žinau, ką jai padovanoti. Mėlyna užrašinė ir mėlynas rašiklis. Avietėlė, tai pati geriausia pirmosios šalnos dovana. Džiaugiuosi, nes bijojau, kad nepatiks kaip ir knyga apie knygų dėliojimą. Ši dovana dar geresnė, nes tu iš tiesų pagalvojai apie tai, kas man patinka. O tai žino tik draugai. Kaip smagu. Nuostabu. Kokia graži. Ir tau labai tinka vietėlė, kaip aukštai šokinėjai, apelsiuke. O su tais bateliais, Slivute, tu dar geresnė šokėja. Žinau, kad šiemet pirmoji šalna buvo keistoka. Tad norėjau atsiprašyti, kad nepagalvojau apie savo draugę citrinukę, kai išrinkau jai dovaną. O aš atsiprašau Slivutės. O aš apelsiukės. O aš avietėlės. O aš atsiprašau Mėlynukės. Ar atleisi? Taip. Nuo šiol visada pagalvosiu apie tai, ko nori žmogus, kuriam dovanoju, o ne aš. Ir aš. Va čia tai puikiai pirmoji šalna. Braškute, tu dar nerodai savo dovanos. Gavau super duper gerą obuolių trintuvą, visada tokio norėjau. Ponas Vikšraitis padovanojo, o jis net nemėgsta obuolių tyrės. Kaip miela, kokia puikiai dovana. Ir kaip rūpestinga. Jis tau padovanojo tai, ko norėjai. Mums visoms derėtų pasimokyti iš pono Vikšraičio. Gražios pirmosios šalnos, panelė Pyragaitė. Ačiū už obuolių trintuvą, ponė Vikšraitė. Prašom.
Bet maniau, kad tai paslaptis. Some gifts are Kai dovana iš širdies, reikia džiaugtis garsiai. secret. And O ką gavote jūs, ponė Vikšraitė? Dėja, turiu pripažinti, kad nieko. Gal padariau kažką ne taip? Gal reikėjo užpildyti kokią anketą? maybe O gal patikrinkit skrybelę? and see Gal jūsų vardas liko prikibęs? left in there. Savo skrybelę? Ahem. Dievulėliau. Tai pati geriausia dovana. And your O man geriausia dovana jūsų šypsena. I could have gotten. Happy for Gražios visiems pirmosios šalnos.